Tai aš čia gal galiu arčiau. Kaip? Tai palauk, čia aš ištrauksiu mikrofončiuką. Čia kur prisiaksiu turbūt pakaks. Nu, labas. Nu, labas. Kiek metų tu? 18. 18? O, jo, pana. Ką tai čia veikia tokia tema? Su 18 metų. Tai koks įžūlus pilėlis. Kažkada Paulius buvo, dabar kiek tau metų? 25, rytoj. Nu, okei. 18 metų. Nu, paprastai kalbant, tai turi įvardinti, kokie tėmų turi problemų. Nes jeigu tu neturi problemų, tai mes neturim prie ką kalbėti. Tu turi turėti problemą. Nes kartais pakliūna tokių klientų, supranti, ateina skutiku. Tai kaip ir neturi problemų, sako, aš taip čia sako. Tai gal tu, sako, man pasakysi. Aš sakau, nespėlioju, nebabūtė, supranti. Ateini, sakai, dėdien stalo problemą ir kalbam. Nu, tai kokie turi problemą? Tai sumoje yra kompleksai, baimės, nepasitikėjimas savim. Nu, ten jeigu detalizuojant, tai priklausomas nuo kitų nuomonės, baimė viešai kalbėti. Tai sumoje kompleksai, baimės, nepasitikėjimas savim. Na, tai dar matai, čia tokias rakursėlis duris. Su žmogu, kai kalbi, žiūri, koks yra potencialas. Pastį, suvokti, intelektualinis labai svarbu potencialą. Kuo aukštesnis intelektas, aišku, tuo lengviau su žmogum bendrauti, kalbėti. Jis lengviau geriau įsisavina. Nu, pats intelektas kaip ir geras, matosi. Paskui darom analizę, studiją, apibrėžiam. Bent jau aš viduje aš turiu, įvardinti, apibrėžti. Įvardinti fiziologiją, visą tave nuskanuoju. Manieras, aišku, kalbų nėra. Intonacijas, kokiamis kalbi. Viskas rodo tą tikrovę. Judesėlė, intonacija, vadinamoji kūno kalba. Intonacijos labai svarbu, kokiamis tu kalbi. Supranti? Taip, kaip tu dabar sėdi, tai dar nerodo, kad tu esi labai kompleksuotas. Dar svarbu ne kuo būti natūraliau. Kaip? Svarbu, kuo man būti natūraliau, kuo labiau atsiverti. Tai tu dabar į juos nereaguok, tau jų nėra. Supranti, tau jų nėra. Nu jau man tie kompleksai, taigi ne vakar atsirado, tai aš jau esu pripratęs prie to kūno kalbos. Žinau, kaip parodyti, kad atseit. Nu, gerai, kiek tau jėgų reikėjo dabar po šitą polgį padaryti, ateiti, sėsti čia pakalbėti, reikėjo daug jėgų? Nu, esmė to, kad jau užkniso, taip jau. Stovi klausimą. Matai, biškai jau kaip ir mąstymo įdėlė lengvutė, supranti? Ne tame klausimas buvo. Galvojau, kaip? Gal kas nors blogai nutiks, pavyzdžiui, ten koks su širdim, kas nors tiek jaudinsiu. Stop. Kiek jėgų. Aš klausiu, kiek tau jėgų kainavo? Prieš čia ateina, kiek tu laiko galvoji apie tai, prieš kėdės dienas tu nutari pagalvoji, kiek valandų dėmesio skiri tam, kas dėsi tavį, apie šitą galvoji, kad čia reiteiksi, kaip man čia, ar tau svarbus ir reikšmingas įvykis atrodė tau gyvenime. Ir aš galvojau, kaip čia viską elgsis, jo, tačiau kaip tik pasakė, kad aš jau galėsiu čia pakalbėti, aš iš karto jau jaudins pradėjau, kaip įsižiūrės mane, kaip per kamerą į mane žiūri. Kokias kalbos naudoti ir panašiai. Sekantis klausimas, žinai, toks yra. Tu susipažinęs nors kiek su matom kalbom, mokymus, paskaitom? Nu jau kokius metus žiūriu. Sumuoju tai YouTube video, bet esu ir porą seminarų pražiūrėjęs. Tai ten budizmo. Budizmo, bet apie kompleks, pas mane buvo grinai apie minkritiškumo kompleksas. Tai tos psichologinis, ne, aš tik nežiūrės, filosofijos. Ok, nes aš turiu sėšinti, kiek jau tu žinai, ką žinai, kad man reiktų tuščia žodžiauti, supranti? Tai va dabar pažiūrėjau, matai, vėl principas toks ir bus, įsivaizduoji. Pirmoje eilėje, tai aišku, tu tau turi paskelbti, tokia tezė, vėl įsisavini, matai, principas jau nebekartus, tu turi suprasti tik tai, ką aš kalbu. Jeigu nesutinki, ką aš sakau, iškart sakai, tu moki babkės, supranti? Tu turi būti reiklus. Va šito vietą jau tu turi nebekompleksuoti, supranti, tu moki pinigus ir kad aš čia nedurintų, supranti, kažkoks lochas, pasakam, nes kompleksuotus durina daug kurius. Jie bijo pasakyti, ne, tarama. Nu tai va, jeigu nesutinki, ar nesupranti, kas visiškas stabdai, tai turi išeiti supratęs. Tai va, ir supratimai dabar kokie vyksta. Pirmoje eilėje tu turi suprasti vieną dalyką, tu esi normalus. Dar, supranti? Jeigu įžanga žiūrėjai mūsų šitų mokymų, pirmą dalį. Nu, kad atsėti, jeigu nerimauji ten... Nu, nerimauti, čia yra normalu, supranti? Jeigu dar nėra vadinama klinikinio gedimo tavo smegenyse, supranti? Tai yra normalu. Tai ta prasme, kiek aš šitą žiūriu,
na, nu, kiek aš turiu įgūdžią, nu, dar nematau, kad tu būtum kažkoks psichiškai nesveikas kažkuo, supranti? Nepanašu iš vis, kad tu būtum psichiškai nesveikas, kad tu būtum šizofrenija ar kas dar, supranti, nieko panašaus nėra pas tave, supranti? Tai va, tai šia prasme tu jau turi pats su savimi, tai va, dabar kursi santykį tokį. Tu esi normalus, ta psichika yra normali. Tai, va, tu su psichika savo gali susitvarkyti pats, tu turi tam, nu, aš, sakykime, iš patirties kalbu, matau, tu tikrai turi tam potencialą, supranti, pakankamą. Tai va, normalus viskas, lygos nėra pas tave. Nu, tai yra faina, gera naujiena. Kitas dalykas, dar ką tu turi žinoti. Tu banaliosios tiesos skaitasi. Tu esi nuo to pačio konvejerio kaip visi. Kaip aš, kaip bet kuris kitas žmogus. Supranti? Nuo to pačio konvejerio. Žinai, ką tai reiškia? O, kaip čia mes mažai kalbame. Pagamintas pagal tos pačius principus. Taip pat pagamintas. Tie ypatumai, kuriais tu skiriesi nuo kitų žmonių, yra neesminiai iš vis. Neesminiai. Supranti? Esminis konstruktas, tas kaip sukonstruotas, tas asmeninis, kompas, suvoki, nuo vieno konvejerio pagamintas. Reiškia, padarytas taip, kaip visi žmonės. Ir aš čia automatiškai tai reiškia irgi vėl tą patį. Ką gali kiti, tie žmonės. Nu, bendra vidurkį vadinamą, supranti? Tai gali ir tu. Tai žmogus, sakė, yra kūnas, ane, ir dėmesys. Siela. Tai žmonės turi skirtingus kūnus ir tų kūnų potencialai yra skirtingi. Potencialai, bet ne esmei, ne iš esmės. Supranti, ką? Bet patį veiksmą. Pačiame principe, valdymo smegenų, valdymo principe, naudojimuosi kūno, kalboje. Aš nekalbu apie kažkokius talentus, kažkokius statistinius gebėjimus. Supranti, ne apie tai. O naudojimas, va, kaip mašina vairuoja. Supranti, mašina. Ratai, vairas, motoras, stabdis, gazas. Pas tai viskas taip pat. Supranti, pas tai nepagaminta kažkaip kitaip kaip kosmos, arba, pavyzdžiui, jeigu tu būtų invalidas, nulaužtas pedalis, pavyzdžiui, į stabdžią, nėra stabdžio, nėra, pas tai viskas taip pat. Plius, tu turi dabar žinoti, tavo kūnas yra valdomas programinė įranga. Čia mes tai, kaip sakėm, kalbėsim apie sąmonę pas sąmonę. Ir tu dabar, matai, jau ką čia šiandien prakalbėjom, jau tu šitą žinojimą turi įsidėti. Sutinki su tuo, kad tu esi tas, kas gyvena kūne. Realiai, jeigu aš sutikčiau, tai kaip aš turėčiau kaip ir tokią patirtį. Nu, su to, kas gyvena kūne, aš kaip ir daleidžiu, kad greičiausiai taip, bet kad aš turiu kažkokias ten tokias stiprias patirtis, išskyrus, tarkim, Ok, man tai gražiai racionaliai.